Sveiki visi, dar sik noriu pasidalinti mintimis, samprotavimais. Gal kam nors bus visgi įdomu. Jeigu bus įdomu, prašom, padėkit nykštukus. Tikrai malonu, kad atsirado iš papraeito įrašo 4 nykštukai. Ir tai yra malonu, kadangi žinai, kad ne šiaip sau tuščiai burna aušinė. Dabar taip, tada kultūrinantis, kaip sakiau čia praeitam įrašę, pagal mane vakar. Ne, užvakar buvo. Tai va, kultūrinantis gavau tokį vieną klausimą. Kai ten nuėjau apie muziejų klausyti, girdėjau apie karinius reikalus visus. Tai va, ir manęs paklausė, sako, Rolandai, kaip tu manai, ar bus karas? Aišku, man tikrai šyptelėjau gerai, kadangi garsiai negalima juoktis, visgi reikia turėti suvokimo kultūrą. Taigi, aišku, ir tą vėliau permastai, vakar permašiau šiandien. Ir kas gaunasi? Gaunasi tai, kad akivaizdžiai sumetus elementarius faktus, matosi viena, kad karas, ar sakykime kova, jin vyko ir vyksta nuo šimtmečių ir tūkstantmečių laikais, galima sakyti. Dabar kas su kuo kovoja? Galima sakyti, jeigu taip paprastai sakyti, kas šiais laikais visai ne tik nemadinga, bet tas nemadingumas yra atmetamas, kadangi nėra įskiepyta. Tai va, kas su kuo kovoja? Liaudiškai tariant, gėris kovoja su blogiu. Kaip esu sakęs jau ne kartą, kad dabar pasaulyje jau vyksta tokie virsmai, ne tik šioje materijoje, bet ir aname sviete vyksta tokie virsmai, kad jau atsipeikėti, jau čia paskutinis etapas, galutinis etapas, kada žmonės, ne žmonija, žmonės turi atsipeikėti. Ir vieni, kaip sakant, jau kiekvieno reikalas rinktis gėrį ar blogį, rinktis parazitus ar rinktis bendraminčius. Tai va, ir kiekvienas dabar renkasi, ar vieną pusę, ar kitą. Kad kas ką pasirinktų, jų reikalas. Bet atminkit vieną. Manau ir gyvenime visi pastebėjo, kad jeigu eini teisingų kelių, jeigu laikai teisingą kryptį, pasirinkai teisingą kryptį, tebūnie tu dar darai klaidų, bet tau atsiveria visos duris, tau atsiveria duris, tau tiesiasi keliai, tau susidaro tokios situacijos, kur tu supranti, kad kažką netaip darai, kad tikrai nori kažką pakeisti. Bet jeigu jūs laikysit neteisingą kryptį, pas jūs, kaip sakau, bus užtrauktas rankinis, bus kaip sakant, ir duobių, ir pagalių jūsų kelyje, ir jūs galų gale, jeigu ne po biškį, tai staigiai būsit sustabdyti. Tai va, pagal tai jūs galit spręsti, ar jūs teisingai elgiatės, ar ne. Jeigu jūsų veikla eina, klesti ir visa kita, gerai, bet yra 4 punktų taisyklė, labai paprasta. Jeigu jūs norit, kad viskas jums kaip sakant, ką darot, išeitų į gerą, reikia laikytis 4 punktų taisyklės. Pirma, turi būti saugumas. Tiek jums, tiek aplinkai, tiek aplinkiniams. Ta, ką jūs darot, turi būti saugu. Pilnai saugu. Nesvarbu, kadaise pas Vaidą Lekstutį darėm įrašą ir aš tą, manau, tikrai tą dalyką išaiškinau, kiek įmanoma. Tai va, tai turi būti saugu. Antras dalykas, turi būti aišku. Turi būti aiškumas pilnas. Jeigu tu darai, tu turi žinoti, ką tu darai, dėl ko tu darai ir taip toliau. Jeigu, sakykime, eini į darbą, darbintis, tau turi būti aišku ir tu turi pats vadovautis. Pirmas saugumas, po to aiškumas. Aiškumas koks? Tu tiksliai turi žinoti, ką daryti. Tiksliai turi žinoti, už ką dirbi. Aš nesakau, kad grinai atsidėjai valandas, viskas valandas, tokios valandas, aš daugiau nedirbu, aš tą, čia yra kvailystė.
Bet pagrindas turi būti. Jeigu tu, sakykime, ateisi pas bet kokį žmogų ir sakysi, aš noriu pas tave dirbti. Nu ką žmogus, pasakys, gerai, yra, dirbk, va, imk, kas, va, tą, na. Ir kas gaunasi po to, žmogus pamasto, o už ką aš čia dirbu, o ką darau ir taip toliau panašiai. Tai va, turi būti pilnas aiškumas. Saugumas, aiškumas, nauda. Tai yra, atsiprašau, triūsas su nauda. Tai yra, tu įdedi pastangas, tu įdedi darbą. Aišku, tai gali būti ne būtent fizinis darbas, bet jeigu tu įdedi pastangas, tu įdedi darbą, tu įimi kažką ten, įvairūs gali būti reikalai, kur tu, tebūnie, tu tarpininkas būsi. Ir tai irgi yra triūsas, iš kurio tu turi gauti naudos. Dabar daug, sakykime, žmonių taip masto, kad jeigu tu mastai apie naudą, kam tu tikęs esi, taigi ne piniguose laimė, ne ta, bet tada galim pasakyti labai paprastai. Gerai, eik ką nors daryk, triūsk ir nevalgyk, negerk. Jeigu kažkur reikia 50 kilų nusigauti, kad, tebūnie paskaitą tau kažkam pravest, tu nevažiuok, tu eik piškom. Ir taip toliau panašiai. Čia yra logikos nebuvimas. Čia arba tai yra, paprastai šnekant, tai yra paklydimas. Tai yra klystkelis. Tai va, jeigu jūs kažką darot, sakykime, manęs kas nors ko nors paklausia, tai nesvarbu, ar kaip tą daryti, kaip aną daryti, aš, sakykime, galiu paskirti laiką, ar tą, ar na, paaiškinai, ir viskas. Bet jeigu tai trunka ilgiau, jei aš turiu savo, kaip sakant, savo darbus turiu stabdyti, eiti kažkam kažką aiškinti, o gal dar parodyti, gal dar nuvažiuoti paprašys, dar kažką nuveikti, jau kas tai gaunasi? Tai gaunasi labdara. O labdara ištisai tikrai mes nedalinsim. Suprantu, gali ten, sakau, kažką patarti, kažką tą, gerai, žmogus turi stengti, bet už tą žmogų aš nedirbsiu. Jisai turi išmokti, jisai turi norėti. Lygiai taip kaip ir dabar, yra didelė, kaip čia sakykime, apgaulė, sakyčiau, politika, su tematika, kaip būdavo filmuose, pamaitinkim visus badaujančius. Vat jeigu ten milijonierius pasidalintų savo pinigais kokiais nors, tai nebebūtų badaujančių ir taip toliau. Ir čia yra didžiausia kvailystė, didžiausia apgaulė. Kodėl? Tiem žmonėm reikia ne išmaldos. Jeigu paimsi žmonėms duosi pinigų, arba maisto, ar dar ko nors, kažkur, atsimenu, kad buvo ir įrašai, dokumentiniai filmai apie tai, kaip dykumose, sakykime, žmonės nebeapsikenčia valdžios, ten kariniai veiksmai, jie iškeliauja. Iškeliauja tiesiog per dykumą, ir kaip bebūtų, jie kažkur turi apsistoti, aišku, apsistoja dykumo. Ir yra, bent jau buvo, nežinau dabar, tiesiog ištisi miestai gaunasi, bet, nedidelių namelių dykumoje. Ir jiems teikia vandenį, jiems duoda ten išmokas, kad jie ten būtų. Dabar pamastykite, dykuma, ką jie ten turi dirbti, kad užsidirbti. Jie ten negali nieko išskyrus pradėti parazitauti. Ir tai, žinoma, ir įvyksta. Tai va, tai pasižiūrėkite į visą šiuolaikinį pasaulį, kas dabar vyksta, tai yra ta pati katastrofa. Taigi, tai va, esmė yra, žmogui reikia duoti galimybės. O galimybių šiais laikais, va taip, daro viską, kada yra kažkas duodama ar daroma. Tada, kada yra, sakykime, yra ūkis, yra ūkininkas ir jisai prižiūri. Jeigu mato, kad gyvuliai, sakykime, pradeda bliauti, arba smarkiai jau bliauti, tada, pamasto, nuvaro, pažiūri, ten gal pašarą reikia biškį daugiau įdėti, ar dar ką nors. Ir vėl, kaip sakant, kol nebliauna niekas, tol vėl gerai.
bliauna, nu, dar biški kažką, bet pabliauna, va, didiesiam bliaunantiesiam, paveda, sakykime, į šalį, paduoda, va, paėsti gerai, ar dar ko nors biški skanesnio, ir viskas, jie nebebliauna. Ir va tokia politika vykdoma šiam pasauliu. Šiandieninėje politikoje, šiandieniniam pasauliu. Visai apie kitą, nu, ne tai, kad visai apie kitą, bet vat, tokie dalykai vyksta. Tai va, saugumas, aiškumas, nauda, triūsas su nauda ir pasitenkinimas. Vat 4 taisyklės, kuriomis vadovaujantis jūs, kaip sakant, eisi taip, kaip turi eiti. Viskas, nu, klosis taip, kaip turi klotis. Ir būtent per tą jūs išmoksite, nu, gyventi, veikti taip, kad būtumėt laimingi. Kaip sakant, kad išliptumėt iš tos depresijos, iš to viso, iš tos sistemos. Nes tai yra pagrindas. Gerai, to nebetęsiu toliau. Labai dar įdomus reikalas gaunasi. Vat anksčiau turėdavau, nu, jaunesnis gerokai, žinoma, žinių gerokai mažiau turėjau. Bet įdomiesi į vienų, į kitų, į trečių, matai, nu, kad logiškai nesueina reikalai. Ką tada sisteminiai sakydavo? Bandai ką nors paaiškinti, va taip ar anaip, girdėdavau net ir profkiai. Faktų. Kada sužinai faktus, rimčiau jau tikrai ten po 10-mečio, bent jau po 5, nu ir toliau, kada pradedi dėstyti faktus, pradžioj taip, po to taip, ir kada dėstai faktus žmogui sisteminiam. Dašyla tai, kad tai, ką tu sakai, visgi pagal visus faktus susieina, kad tai tiesa, o ta tiesa tokia, kad, nu, protas nelabai išneša, saugiklį kepa. Ir kas tada gaunasi? Tada pasakoma, ne, tai negali būti tiesa, jeigu tai būtų tiesa, tą parodytų per televizorių pasakytų. Tai va, dar vėliau, kas įdomiausia, aišku, jau toliau tiems visiems sisteminiam, jau tokie kaip aš, jau gauname šizofrenikais. Kodėl? Aišku, įdomus klausimas, bet todėl, kad jie yra tinginiai ir bijo paimti faktus, bijo pamastyti kitaip, jie pasiėmė savo, taip ir viskas, ir kitaip nėra. Čia, nu nežinau, čia vat, galėčiau sulyginti su elektra ir rozete. Įsivaizduokit, sisteminį mąstymą. Vat aš ateinu ten pabandyti, gali paaiškinti, kas kur kame. Sisteminis žmogus ką sakys? Tu man čia nesąmonių nešnekėk, vat yra rozetė, vat ją įjungi, lemputę ir jį šviečia. Ir viskas, ir tu man čia nekurk nepasakok. Jeigu pliki laidai, priliesi, nutrenks. Ir tu man nepasakok, kad ten kažkur ten elektra, ten gimsta, randasi ar dar kažką iš kažkur, kad tu čia nesąmonę šneki. Tai va šiuolaikinis požiūris yra toks. Net man kas keisčiausia, da suprantu tie vat sisteminiai, televizoriniai, kad jie taip mąsto, bet man iš tikrųjų buvo tikrai stebėtina, kad net tie, kurie save vadina nesisteminiais, kad lygiai taip pat į tokius kaip aš žiūri. Pabandai ką nors pasakyti tokio, nu, kur žmogus neturi. Nu, pas jį mažas žinių bagažas, jis, sakykim, tais dalykais nesidomi dėl įvairių priežasčių. Ir man įdomiausia, kad jie atmeta tą. Jie atmeta tą dalyką, nes pas juos per mažai žinių ir jie praras autoritetą. Jie praras patį brangiausią turtą – autoritetą. Tai va, čia yra iš tikrųjų, Tai va, toks dalykas yra, nežinau, jeigu jūs tokį dalyką pastebėję pas save, savo aplinkoje, su savim, būkit malonus, parašykit, ar jūs susidūrėt su tokiu dalyku. Man, sakykime, labai įdomu, iš tikrųjų labai įdomu stebėti tą virsmą. Lygiai taip, kaip dabar visi varo ant rusų ir taip, oi, kaip sakykime, imkim, žiūrėkit, jau nuo
antro pasaulinio pabaigos yra dvi jėgos pagrindinės. Yra Amerika, yra Rusija. Arba iš tikrųjų tiksliau sakant, yra Vašingtonas ir yra Kremlius. Tai va, ir čia didžiausios dvi jėgos. Ir dabar ką matom, kad įsivaizduokit, nereikia įsivaizduoti dabartinę politiką. Aiškiai viskas pjaunama ant rusų ir taip toliau. Dabar pasakykit, kas būtų, jeigu Amerika pasakytų viskas, pas mus jau visiškas kapas, mes atsiribojam nuo visko, mes, kaip sakant, tvarkome savo valstybėje, pasaulį likęs tvarkykis kaip nori, kaip sakant, dėjom ir viskas. Ir pradėtų vadovauti tie patys rusai. Be karo. Kaip manot, ar ilgai truktų, kai čia visi pradėtų giedoti, kokie jie didvyriai, kaip jie, labai daug žinoma yra ir iki šiol komunistų, ir KGBistų, ir visa kita, dėl ko ir įslaptino dar pratęsė 100 metų tos KGB archyvus ir taip toliau. Kaip manot, aš manau, kiekvienam kaime būtų vėl tas pats, kas buvo senais laikais. Ir visas tas patriotizmas būtų kanalizacijai, būtų visiškai nuspirtas, niekam nereikalingas. Tai va, linkiu ko? Pirmiausia, išlikit sveiko proto, o visą kitą, jau žiūrėkit patys. Mūsų širdies balsas, mūsų dūšios balsas yra labai svarbus. Reikia išmokti jo klausyti. Tam kartui tiek. Iki.